Grįž. Tai yra tas toksai mūsų laivų paradas. Na ir smagu, apie kiekvieną laivą galima kalbėti daug. Pamarys tai yra svarbiausia. Svarbiausias toks širdžiai mielas žemės kampelis. Kągi mes darytumėme be to pamario. Ir kraštovaizdis būtų net sėkmės. Įveikite visas bangas, visas kliūtis. Kaip jie moja orkestrantą, tiem salvių leidėjim. Taip, superinis laivas. Koks laivingas kapitonas plaukti su 3 reto grožio moterim. Jo, 3 žavios damos, 3 panteros ir 1 D'Artagnanas. Ir jie dabar taip seka laivų parade, aišku, savo eiliškumą. Jie atsisveikino su uostadvariu tik tai laikinai. Matome, kaip yra gaudomos bangos. Bet kai kurios ir jachtos jau yra pasukusios. Jiem reikia apie 15-20 minučių, kad pasiektų Kroko lankas. Ir Kroko lankose jie jau bus įstatyti taip, kaip ir priklauso, pagal laivų parado eiliškumą, pagal vėliavėlės, kurios buvo išdalintos mūsų registracijos metu. Kiekvienas laivas yra unikalus, kiekvienas laivas turi savo funkciją, kiekvienas laivas turi savo paskirtį, jis yra pritaikytas tam ar kitam. Ar atlikti sienų pakrančio apsaugą, ar jis yra pritaikytas laivybai, ar pramoginiam plaukiojimui mūsų vandens telkiniais. Na keista, kodėl Sigitas Grinčinaitis, Šilutės naujienų, vienas iš Atašė, kodėl šiandieną yra be laivo. Matyt, Sigitas šiandien dirba, jisai turi įamžinti visą tai fotosesijose, gražiose nuotraukose, na, iš tiesų unikalūs vaizdai. Ir šitie vaizdai atsiveria tik tai nuo kranto, kada uostadvarį palieka visi laivai, kurie buvo tarsi savotiška byla prieš audrą. Ja, dabar jau aišku reikia apsirengti ir šilčiau. Ant vandens